Dar gilioje senovėje rytuose susiformavo unikalios ir pilnos žinios apie žmogų, jo sveikatą bei gyvenimą, kurių esmėje glūdi įgimtas kiekvieno žmogaus gebėjimas pačiam įtakoti savo likimą bei aktyvizuoti visus vidinius organizmo rezervus. Senovės išminčiai žiūrėjo žmogų kaip į visumą, kurią sudaro ne tik kūnas ir protas, bet ir siela. Todėl rytuose, norint padėti kenčiančiajam, pirmiausia dėmesys kreipiamas į jo ligų ar nesėkmių priežastis, atstatoma žmogaus vidinė harmonija, kuri tiesiogiai siejama su pačia gamta. Tuomet gyja siela, sveiksta kūnas ir keičiasi likimas.